šiandien labai stipriai turėsim pamastyti. Atėjau žaisti tokio loginio mąstymo žaidimo Šimtmečio vaikai 2024 metai. Pirma užduotis bus ateiti kapitonams ir pasiimti numeriuką. Kapitonai, Rokas ir Tauras. Labai švelni ir graži. Ar jisai mėgsta valgyti kankorėžius? Kankorėžius, ja. Taip, spėsi. Kas? Atėjo. Šaunuolė užspėjo. Kas yra voverai? Gerai. Du, 4, 6, 8, 10. Kiek kartų jie lėmė? Kiek kartų jie lėmė? Kiek kartų matai? Aišku. Čia 2, 4, 6, 8, 10. 5 kart paėmėm po 2 bulves ir puode atsirado 10. Taip, teisingai skaičiavai, bet neteisingai fiksuojate skaičius. Kai skaičiuojam 5, tai ir toliau 6, 7, ne 7, o 7, 8, 9. Šaunuolis, tu labai gerai suskaičiavai. Šaunuolė. Rokas ištraukia raidę, ją įvardina. Taip, duoda man, eina sėda ir pasakote žodį iš P raidės. Po vieną. Taip. Taip, toliau. Sakyk. Pompa. Pirštas. Pintinė. Taip. Puodas. Pareiga. Paryžius, šaunuolis. Kokia? Padas.
išvardink. Ш. Š. Na ir sakyk iš š raidės. Šuo. Šuo. Šalta. Švedija. Šeši. Šeši. Šakas. Taip. Dar kas. Kokiam žaidime tas šakas būna. Sakyk, Austėja. Šachmatuose viskas jie pradėjo, jie baigė. Čia yra valgomas daiktas, ne? Ne, jeigu mes įdėsim, tai bus, bet taip nėra. Apvalus. Taip. Dar taip. Ar jisai saldus? Ne, Ar jisai aukštus? ne, Ar jisai sūrus? ne, Ar jisai aštrus? ne. Kas gali būti? Ar jisai beskonis? Neturi kažkokį skonį, bet jeigu mes norim pagardinti, tai turim pagardinti druskų. Iš sodo? Ne. Ar jisai iš daržo? Taip. Ar jisai po žemę? Taip, tos šaknys, kurias mes valgom, yra po žemė. Jisai auga žemė. Šis kaminas tai yra labai kokį vieną krūmą, kad turėtume. Jis pailgas? Taip, daugiausia pailgiau. Na, Ar jisai iš paraidės? ne, ne iš paraidės. Klausinėkit iš kokios raidės žinot. Ne, ne iš ne. Bus? Taip, iš B. Tu žinai, gerai. Aš žinau. Aš Bulvė, Austėja atspėjo. Tai yra bulvė. Tai sveikinam sakalus, paplojam